Vėl esame praktiškosios Apolonijos Zizirskienės virtuvėje ir šiandien mums Apolonija patars, kaip panaudoti sudžiūvusios duonos gabaliukus. Tai visų pirma, Apolonija, ką mes gaminsime? Koks tai būtų patiekalas su sudžiūvusia duona? O aš čia net nežinau, žinokis, nei tortas, nei pyragas, toks desertas iš duonos trupiniukų bus. Aš čia, lieka kartais koks galiukas, kriaukšliukas, tai neišmeskit, žinokit, kraukit, dėkit. Nu, aš specialiai šį sykį pasidžiovinau, žinai, duonutės orkaitėje. Tai, žodžiu, šitaip, sumalam šitą duonytę ir paskiau jau ugnės parų indą, nu, aš turiu stiklinį, žinai, tokį jau, kaip čia lietuviškai pasakyti, blatną. Labai jokinga. Supranti? Ir galima ir į skardinį, nu, ką turi tokio, žinai, ugnės paraus. Ir paskiau ką, tuos trupiniukus sumalsim, plutytės tas ir sluoksniuojam. Duonytis, uogienės, čia mes uogienės turim, žinai, slyvų uogienės ir šitos juodųjų serbentų. Sluoksnis duonytis, uogienės, piskelį cukriuko. Ir vėl duonytis ir sluoksniuojam. Tų uogienių galima dėti vienos rūšies, galima kelių rūšių dėti. Jeigu turim šviežių uogyčių, galima dar irgi, žinai, į truputį tą tarpą. Paskutinis sluoksnis, svarbiausiai paskutinis sluoksnis duonytis, cukriuko ir sviestuko. Bet keliau ištrupinam, nu, žinai, tas viršus toks gaunasi viskas. Ir į orkaitę. Ir kiek laiko kepam? O, kad tu manęs tokių dalykų paklausi, kad aš žinau, čia žinau. Nu, sviestukas ištirpščiagi, visi produktai, taip sakant, jau gatavi, galima valgyti. Tai, supranti, nu ką, žinau, 10-15 minučių, nu, matysim, kaip čia kokia padėtis orkaityje, žinai. Va, o paskiau jau niekur nereikia iškrėsti, niekur nereikia išversti, reikia valgyti, žinai, su pienu kaip skanu, jo, fanzy, žinokit, baisiausiai skanu. O, nu, jūs arbatytė su kavyte, bet jau prie pienuko, tai baisiausiai. Prie puikaus Apolonijos patiekalo, kuris yra pagamintas iš duonos trupinių, mes iš karto ateiname su šaukštu. Kaip čia geriausiai įvalgyti ir ko užsigerti? Na, aš realiai jau sakiau, žinai, su bilia kokiu skystimu galima, žinai, valgyti, bet jau su pienuku, žinok, pats tas greičiau ragaujam, žinai, ko karštas reikia valgyti. Per visą kabint, žinai, kad visų sluoksnių pasikabintum, nu, nekankink greičiau valgom. Paragaujam. Taip. Taip, ir labai norėtumėm žiūrovams parodyti visus sluoksnius. Iš tiesų, tarsi šokoladinis pyragas arba tortas. Nu, nežinau, tu pirmiau paragauk, o paskiau pagirk, žinai. Aš tokį patiekalą valgau iš tiesų pirmą kartą. Skonis yra nuostabus. Pabandykite. Neišmeskite nieko tai, kas jums atliko. Ar tai būtų duona, ar tai būtų netgi senos pėdkelnės, apie kurias mes kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki pasimatymo kitą savaitę. Gero apetito.